Litavimo procese svarbiausias yra lituoklis. Jų yra kelios rūšys. Tai yra mažos galios lituokliai, skirti lituoti planiems laidams. Toliau dujiniai lituokliai, kurie yra skirti dirbti, kai neturite prieigos prie elektros lizdo. Taip pat jais galime lituoti ir storesnius laidus. Ir žinoma, litavimo stotelės, kurios yra skirtos labiau patyrusiems ar profesionalams. Taip pat litavime labai svarbus yra kaitinimo elementas. Nuo jo priklauso stotelės gyvavimo laikas ir įkaitinimo greitis. Taip pat lituojant svarbu pasirinkti tinkamą lituoklio angalį. Jo dydis ir forma priklauso nuo panaudojimo būdo. Jei lituosite smulkius paviršinius komponentus ar smulkius laidus, jums užteks ir smulkaus angalio. Jei planuojate lituoti didelės detalės, jums reikės stambesnio angalio, kuris sugebėtų tinkamai įkaitinti detalę ir ją sulituoti. Kitas esminis litavimo komponentas yra lydmetalis. Jei jūsų gaminys yra jautrus temperatūrai, rekomenduojame rinktis lydmetalį bismuto pagrindu. Jo temperatūra gali siekti net iki 139 laipsnių Celsijaus. Jei gaminys reikalauja aukšto temperatūros atsparumo, lydmetalis alavo pagrindu turi darbinę temperatūrą iki 450 laipsnių Celsijaus. Taip pat, tam, kad lydmetalis gerai padengtų lituojamus paviršius, reikalingas papildomas pliusas. Jis pašalina oksidus nuo lituojamų paviršių ir padeda juos sujungti. Pliusas taip pat gali skirtis priklausomai nuo situacijos ar lituojamos medžiagos. Taigi, norime priminti svarbiausią reikalavimą lituojant. Nepamirškite dirbti saugiai. Lituojant svarbu naudoti dūmų surinkimą bei apsauginius akinius, o lituojant jautrus gaminius taip pat naudokite ir antistatinę dangą.